Sveiki visi draugai ir draugės, pagaliau rimtas videovlogas. O šitam videovlogą pakalbėsiu tai, ką matote apačioj pavadinime, tai bus apie vaiduoklius. Įsigandot biškį, ne? Nieko tokio, iš tikrųjų atsiprašau už tokią nesąmonę. Jo, iš tikrųjų, žinokite, norėjau pakalbėti apie vaiduoklius ir tas visas būtybės, dvasias ir kažkas panašaus. Ir norėčiau duoti jums savo nuomonę, ką aš manau apie tai. Ir ar iš tikrųjų tai yra tiesa ar netiesa, vienu žodžiu kažkas panašaus. Taip, dvasios bei visokie demonai ir kažkas panašaus mano manimu neegzistuoja. Iš tikrųjų nežinau, čia yra vien mano nuomonė, tai va nebūtinai nešmeiškit manęs vien dėl to, nes tiesiog man tai yra kažkaip nesuvokiama, kas tai galėtų būti per dalykas. Jo, esu matęs daug filmų, daug istorijų sugirdėjęs, ten draugai pasakoja ir taip per filmus belekiek prisižiūriu visokių nesąmonių, bet visa tai palei mane yra šlamštas. Aišku, būna ten, kaip pavyzdžiui, telikas įsijungia arba kažkas spintelė atsidaro, kažkas panašaus tokio neįtikėtino, kažkaip man to nėra buvę. Ir aišku, jeigu man tai būtų atsitikę, aš būčiau aišku įsigandęs ir susimąstęs gal apie tai, bet kol aš tiesiog nesu to patyręs bei pamatęs bei savo akimis, tai regėjęs, iš tikrųjų tikrai netikėsiu tokiais dalykais. Esu buvęs kine pavadinimu, man atrodo, Devil Inside Me. Ir tai buvo pats nejaukiausias filmas, kokį tik esu matęs apie visokias dvasias ir panašiai. Tai tiesiog buvo kažkas su demonu, kaip prisimenu, ten moteryje buvo demonas ar kažkas panašaus. Ir ten pjaustas liežuvį, kryžius visur piešęs. Tai vienas žodžiu, buvo žiauriai, nefainas kinas. Ir tiesiog nežiūrėčiau dar kartą jo. Vienas iš baisiausių mano filmų tai buvo Insidious, man atrodo, ar kažkas panašaus taip kažkaip vadinat. Ten, kai žmogus iš savo sielos išeina po amžininiam gyvenimui, ar kažkas panašaus ir jisai vaikšto ten po visos dvasias, ten kažkas panašaus. Na ir norėčiau jūsų paklausti vieno klausimo, ar jums yra tekę susidurti su kokiais nežemiškais poveikiais, ar kaip čia taip galima pavadinti. Tarkim, ar kas nors yra buvo atsitikę kaip vaiduoklių, žinote, veikla ar kažkas panašaus. Būtinai parašykite į komentarus, iš tikrųjų gan yra įdomu sužinoti jūsų istorijas apie vaiduoklius bei ką jūs esate patyrę. Na, o aš, aišku, pasiliksiu prie savo nuomonės, kol tai nepatirsiu pats. Dvasios nėra tikros ir tikrai, žinokite, netikiu tokiais dalykais, bet tai yra, aišku, mano nuomonė. Na, kadangi artėjo kovo mėnesis ir kovo mėnesį turėtų įvykti šiokie dalykai mano gyvenime, iš YouTube'ės pusės, tai va, norėčiau paklausti jūsų, ar jūs norėtumėte kokį nors konkurso, bei ar norėtumėte kokį nors prizo būtent tam konkurse, kad jūs galėtumėte laimėti. Taip, prizai gali būti visokie, aišku, ten ne milijonais ir ne tūkstančiais ir ne šimtais, bet kokios nors smulkmenos, ar jūs norėtumėte gauti į savo namus. Jeigu taip, būtinai parašykite į komentarus ir tiesiog ar patiktų gauti ten kokį suvenyrą iš Airijos, ar kokį šokoladų, ar kažkas panašaus. Ar jūs tai norėtumėte? Jeigu taip, būtinai irgi parašykite į komentarus, nes man atrodo jau kovo mėnesį aš tikrai turėčiau surengti vieną arba kelis konkursus, kur bus daugiau negu vieną prizinę vietą, tai va, didelis šansas laimėti daugam. Iš tikrųjų neturiu daugiau ką pasakyti, tik tai dar vieną kartelį padarysiu tai. Na, tikiuosi įsigandote antrą kartą ir tam kartą tiek. Iki.